Nu ką, gal pradėkime. Trumpai, gal ilgai, galiu save prisistatyti, nes aš manau mažai kas žino, kas aš toks ir ką aš čia veikiu. Ar žino kas nors? Žino turbūt kažkas. Tai jeigu trumpai, tai aš esu Marius Pareščius, kibernetinio saugumo ekspertas, specialistas, kaip kurioje organizacijai mane vadina. Teismuose specialistų vadina, Seime ir Europos komisijos ekspertų, na, įvairiai. Tai aš trumpai gal norėčiau pristatyti kaip jūsų žemietis. Aš gimęs 76, baigęs 9 vidurinę, mokiausi KTU ir paskui nutekėjau į Vilnių. Tai savo laiku praėjau visokius verslo peripetijas 90-aisiais. Aš buvau mažas, bet dariau daug įdomių dalykų. Nuo 6 metukų turgui prekiavau vaisiais daržovėms su seneliais. 9 metų pradėjau prekiauti, piratautinti žaidimus ir pardavinėti komisiją prie turgaus. Savaitgalis važinėti Šiaulius kasečių tam, kad įrašytų žaidimus kažkur. 14 metų įstojau paraleliai su vidurinė į prie švietimo skyriaus buvusią vadybos mokyklą ir 14 metų išėjau dirbti į Aukštaitijos biržą, brokerį. Mūsų jaunus vaikus tiesiog 4 paėmė pačius gabiausius. Sakė, jūs galit. Ir kaip į prūdą be gelbėjimosi rato, be nieko įmetė. Tai mes išgyvenam. Tai 14 metų aš jau buvau tas negeras, kur mokykloje vieną gyvenimą gyveno, už mokyklos kitą. Tada įstojau į KTU informatikos mokyklėlę, 3 mokymo įstaigos ir dar dirbau. Koks pasirinkimas buvo 90-ais, 91-ais, 2-ais. Arba gatvę šlifuoti su kitais vaikais, automobilių numerius vogti, langus daužyti, magnetolas lupti, arba eiti kažką įdomesnio daryti. Tai mano pradžia buvo tokia Panevėžyje. Tai 16 metų aš jau užsiminėjau didmeną, prekiavau plasmasę visokią. Mokykloje mobilaus neturėjau, tai pas direktorę, sekretorę 9 viduriniai per pertraukas biznį dariau, kilnojau ragelį, manęs niekas nepažinojo, viskas buvo labai gerai. 17 metų baigiau jau vidurinę, stojau į KTU, paraleliai nuėjau dirbti į priekybos pramonės rūmus, verslo konsultantų 17 metų, nieko nebaigęs, tik tai verslo patirties visą krūvą. 18 metų įkūriau Alma Panevėžyje filialą. Dar po poros metų mane atleido kaip per jauną direktorių. Visko buvo. Prekiavom kompiuteriais, kūrėm interneto svetainės, pradėjom internetą tiekti Panevėžyje patį pirmą. Tokia kompanija buvo Virtualus pasaulis, po šiai dienai gyva. Jaunimas ten, kaip jaunimas, kolegai virš 50 jau tam jaunimui. Nemuno gatvėje turėjom savo ofisą. Kūrėm puslapius, darėm visokius kitus bitkus. Tai kol neišvažiavau į Vilnių, aš dar buvau toks piktas dėdė, kuris buvo hakeris. Vienus saugojo, o kitus skriaudė. Tai Panevėžyje aš nematau kokias verslininkų iš tų metų, bet pavieniai ko gero turėtų atsiminti, kaip mes turėjom telefonų knygas, pardavinėjom visų abonentų, kaip turėjom automobilių numerų, domenų bazės ir visą kitą. Vilniečiai neturėjo, Panevėžys turėjo. Policija iš mūsų kai ką gaudavo, prokuratūra kūrėsi iš mūsų domenų bazės ėmė. Buvau toks negeras vaikis, kuris pradėjo viską čia. Išsikrausčiau į Vilnių, vedžiau, vaikai, nebaigtas universitetas KTU Panevėžyje, bakalauro taip ir nepabaigiau. Susipykau su dėstytojais, liko pusę metų, bakalauro neturiu po šiai dienai. Bet padedu Vilniuje universitetam ir kolegiam kurti mokymų programas, dalyvauju egzaminuose ir taip toliau, ko paprastai neleidžia. Esu VGTU vadybos fakulteto priežiūros komisijai, prižiūriu kaip moksleiviais virsta studentais ir išeina studentais, baigia bakalaurus, ginasi. Tiesiog taip. Kažkada verslininkai patikėjo aktyvesnių jaunimų ir mums davė šansą. Tai ir dabar aš tą šansą savo, kurį gavau, darau namų darbus ir atidavinėjau skolą. Mokinu jaunimą, daug jaunimo gaunu pabendravimui, pamentoriavimui, padėliojam jų gyvenimo kelius, padedam startuoti su naujais verslais.
Vilniuje turėjau technologinį inkubatorių, kur verslai galėjo pradėti verslą ir kurtis. Na, kaip pavyzdys, sakė irgi pavardį, kokį nors įdomių pavardžių paminėti, tai Natalija Bunkė, turbūt žinoma jums Natalija. Tai Natalija savo elektroninės prekybos parduotuvę pradėjo pas mane. Mes jį suteikėm patalpas, tol kol užaugo. Metus laiko užaugo, išsikėlė didesnės, pradėjo daryti savo fizinės parduotuvės. Yra toks e-shopas Simitri, irgi pas mane užaugo. Pažinčių klubas Draugas LT, 99 su partneriai kūrėm, užauginom, susipažino 10 porų pas mus, 1000 tiesa. Vedė, jų vaikai jau dabar pas mus vėl ant antro karto jau pažindinasi. Tai tokių visokius bitkų pridarytas su visokiam technologijom. Pats turėjau krūvą verslų, kartais geriau, kartais blogiau. 2 kart vedęs, 2 kart išsiskyręs. Vaikai jau dideli, sūnui 23, dukrai 25, gyveno prie Londono. Tai toliau judu su visokiam savo veiklom ir viena iš jų yra bendravimas su bendruomenėm, pagalba žmonėm, kai kuriais atvejais pagalba valstybinėm institucijom, pareigūnams, pagalba kovojant su nusikaltėliais. Tai ir čia aš tam, kad jums padėti suprasti, kas vyksta internete šiuolaikiniam, kaip jūs apgaudinėja, kaip jūs apgaus rytoj, o vienas kitas, ko gero, dar papasakos, kaip jau apgavo. Nes paprastai tenka regionuose pabendrauti su jau apgaustai žmonėm ir padėti jiems, ar bent jau suprasti, kaip juos apgavo, kai kuriais atvejais padėti spręsti problemos, kurios vyksta praradus kažkokius vienus ar kitus pinigus. Gal kažkas iškart turit klausimų? Aš norėjau jūsų paklausti, jūs sakėt, baigė 9 vidurinę Panevėžyje. Taip, kas auklėjo jūsų paklausimą? Jeigu prisimenat. Aš 76 pats gimimo, Taip. tai pradinėse buvo, dabar galvoju, daug laiko praėjo. Tai va, reikia prisiminti, pagalvokit, nes aš irgi visus... Aš manau, kad direktorė buvo ta... Nes aš irgi dirbau pradinėje toje dėsčiau. Iki kelintų metų. Aš dirbau 85, nuo 85 13 metų. Tai gali būti, o ką jūs dėstėt? Pradinukams? Tai mūsų pradinių auklėtoja buvo įėjusi koridorių į kairę pačiam gale, tas paskutinis kablinis. Gali būti. Tai ji iki pradinių, o po to pas mus buvo iki 9 istorijos mokytoja. 4 aukštas pats galas po kairę irgi, smulkutė. O iki 12 baigiam su lietuvių kalbos mokytoja. Šviesi. Gyveno kažkur netoli Skaistakalnio, kiek atsimenu. Viskas aišku. Tai mes pažįstame. Tai aš buvau tas negeras vienas iš moksleivių, kuris sugebėjo Balčikonio vidurinėje vietą padėti, laimėdamas matematikos olimpiados 2 vietą. Direktorė pasikvietė ant kilimėlio, kas nutiko? Nusirašei? Ne. O kaip tu taip galėjai? Pas musgi fizinis sustiprintas. Nu, tai buvo. Tai aš 10 klasėje 2 vietą. Paskui Republikinį išvažiavęs viskas, jau nebebuvo variantų. Bet laimėta irgi labai buvo keistai, nes mes gavom tada naują mokytoją matematikos, kuri tik baigusi buvo. Metus laiko pas mus pamokė, užnorino 10 klasėje mokintis matematikos ir pati išvažiavo, man atrodo, Marijampolę į kažkokią gimnaziją iškart po metų laiko. Ir paskui jau nebeįdomu buvo. Nes aš informatiką mokinausi paraleliai su vidurinė, mesgi programavom ant langelės popierių. Imi tušinuką ir programuoji. Po to suprogramavęs eini į 4, man atrodo, ar 6 vidurinę, mes eidavom prie kompiuterių. Jo, tai turbūt į 6, prie Mėsos kombinato kažkur ten ta pusė. Ir bandai suvesti savo programą, kurią parašiai ant langelės popierių su tušinuku. Ar veikia, ar neveikia. Tai tada buvo pirmas man kuriozas, kai radau klaidą vadovėlį. Vadovėlėje, vienam pirmųjų vadovėlių, parašytam programavimo pradmenyse buvo klaida, visi mokinasi ir jie aiškina, kad tą turi veikti, aš atnešu savo sprendimą, gaunu 2 ir tada nueinam po 2 savaičių patikrinti. Klaida vadovėlėje.
Vėliau man teko, besimokinant KTU, padėti dėstytojams rašyti pirmasis knygas informatikos, jau Windows'ai, Office'as, biuro raštvedyba. Tai pirmos knygos buvo rašytos Panevėžio KTU, bendradarbiaujant su Kauno KTU. Ten mano ir recenzijos buvo darytos ir atskiros pastraipos mano rašytos. Tai kai sako, ką daryti, nieko nedariau. Net nepadėjau dėstytojams. O paskui išvažiavus į Vilnių, dėstytoja tokia buvo informatikos Dėmenienė KTU, manęs neprileido prie informatikos egzaminą. Kerštas. Mes susipykę buvom. Ir paskui atėjus per laikį 10 ir eiti, imk knygelę, eik pro duris, nes... Buvom susitikę po grubiai 20 metų, po daugiau, ne 23 metų po universiteto baigimo. Atvažiavo, atsiprašė, dirbam toliau. Nu, tokia ta istorija. Visko čia buvę tam Panevėžyje. Visiems padėta, daryta, o po to darom tą patį Vilniuje. Susitinkam irgi Vilniuje su panevėžiečiais. Į Panevėžį panašiems renginiams aš atvažiuoju kažkur kartą į pusmetį. Kažkas pasikviečia. Tėvus irgi lankau kas kurį laiką. Tėvai čia likę. Na ką, judam, gal vis dėlto apie sukčius. Aš manau, jūs daug kartų skaitę esate apie visokius apgautus žmonės portaluose rašo, televizijos laidose. Didžioji daly tų straipsnių jūs matysite ir mano pavardę, nes šiai dienai esu labiausiai cituojamas žurnalistų IT specialistas, nes per daug sudėtingai visi aiškina. Policija irgi nenori aiškinti žmonėm, skundžiasi, kad jeigu mes paaiškinsim, papasakosim, kad sukčiai išmoks naujų schemų ir apgaudinės toliau žmonėm. Tai dažniausiai sukčiai, lietuviški sukčiai, apgaudinėdavo su skambučiais. Mes juokaudavom, kad tą pavadinimą net buvom sugalvoję. Alio mama. Skambina tau telefonas, pakeli ragelį, neaiškus numeris, verkia, pasakoja, kad aš man tas atsitiko 3, 4, 5, vos susišnekė. Ir mama paprastai nusako, suns vardą, ar vieną, ar kito, jeigu turi sūnų. Kai kuriais atvejais sako, čia jūsų dukra automobilį vairuodama, įvykdė avariją, sužalojo žmogų, reikia kažkaip spręsti klausimus. Perduosiu ragelį pareigūnui, pareigūnas aiškina, kad reikia pinigų. Jokios jokai. Mano mama už mane irgi sumokėjo. Tai jūs įsivaizduokit, aš dirbu tokioje srityje, mama apmokinta. Sukčiai dirba ant emocijų. Sukčiai dirba, neleidžia tau ragelio padėti. Spaudžia, kad, žiūrėk, yra problema, reikia ją spręsti, turi pinigų, neturi pinigų, gali pasiskolinti, gali iš kažkur pasimti, gal pagrabui pasidėjęs ir panašiai. Ir prispaudžia iki tiek, kad tave laiko ant ragelio, o per tą laiką pas tave atvažiuoja kurjeris iki namų. Tu dar vis ant ragelio, tau neleidžia padėti. Atvažiuoja iki namus, tu perduodi grynus pinigus visiškai nepažįstamam žmogui, kurį pirmą kartą matai. Tu dar vis susinervavęs, tu negali nieko padaryti, jie ant to ir juda. Sumokėjo mama 1000 litų, galite įsivaizduoti, kas po to buvo. Po 15-20 minučių atsigavusi, jinai skambino, ar tau nieko neatsitiko, pirmas klausimas. Tada suprato, kad apgavusi, iš pradžių net nesakė. Po to praėjus keliom valandom vakare sako, man skambino ir aš už tave pinigus sumokėjau. Gerai, sako, tai dabar atsipalaiduok ir iš ryto važiuojam rašyti pareiškimą. Aš gyvenau Vilniuje. Aš negalėjau būti šalia, parodyti, papasakoti, padėti. Galas paprastas. Policija surado kurjerį, policija išsprendė visą bylą, nuėjom į teismą, laimėjom teismą, mama atgavo pinigus, negreitai. Nes tai yra tik berniukas. Tie mano klasiokai mokykliniai, kurie numerius vogdavo ir daužydavo langus. Atsirado nauja karta, kuri lygiai taip pat dirba kurjeriais. Ir kurie yra naudojami kaip sukčių pasiuntinukai. Nueik ten, padaryk tą, paduok tą ir panašiai. Tai tokių yra nemažai. Tie žmonės, kurie Lietuvoje skambinėjo, didžioji dalis jų tais laikais buvo Lukiškės, nebėra Lukiškių. Pravėnai, Alytus, Marijampolė,
ir kitos sulaikymo vietos, į kurias tie patys pareigūnai vienai per kitaip perneša mobilius telefonus, korteles, modemus kompiuterinius, planšetės, kartais net kompiuterius. Nors kompiuteris jam leidžia naudoti skaitimui, rašymui ir panašiai. Gali turėti kompiuterį, bet negali turėti interneto. Yra aišku dar kiti dalykai. Yra bibliotekoje kompiuteriai, kuriuose galima skaityti kažką, leidžia net prie interneto prisijungti, lankyti tam tikras interneto svetainės, kurias gali naudoti tik informacijos rinkimui, susipažinimui, teismo dokumentų skaitimui, įstatymų skaitimui ir panašiai. Bet jie tos daiktus naudoja piktesniem dalykam. Bet čia šnekam apie lietuviškus sukčius. Lietuviški sukčiai mažiausiai pavojingi šitoje situacijoje. Yra visa krūva kitokių sukčių, kurie kalba rusų kalba. Prieš karą aš esu buvęs Ukrainoje, 21 metai, vasarą, tam regione, kur yra didžiuliai skambučių centrai, kuriuose sukčiai gyvena. Dnipro ir Zaporožės regione yra, tiksliau buvo tuo metu, apie 200 skambučių centrų. Skambučių centras tai paprastas biuras, kuriame yra nuo 5 iki 100 darbo vietų, kur kompiuteriai, kabinetukai atskirta, kad triukšmo nebūtų ir skambinėja. Turi sąrašus, skambina, labą dieną, aš esu iš jūsų banko, aš esu saugumo tarnybos darbuotojas Jonas Jonaitis. Mes pastebėjome nelegalią veiklą su jūsų sąskaita. Iš jūsų sąskaitos bandoma nurašyti tokius tai pinigus. Jeigu norite, kad jūsų pinigų nenurašytų, reiktų atlikti tam tikrą procedūrą. Pradžioje aš nesu tikras, kad jūs esate tas žmogus, kuris yra sąskaitos savininkas. Prašom prisijungti. Tiksliau, mes jums dabar atsiųsim koduką, jūs pasakykit, ką jums rodo mobilus telefonas arba slaptažodžių generatorius. Davė vieną atsakymą, o dabar žiūrėkit, o dabar antrą atsakymą. Dar kai kuriais atvejais paprašo jūsų banko sąskaitos pasijungimo vardo. Ir viskas. Visai viskas. Sąskaita tuščia. Santaupos. Ir jis sako, tai žiūrėk, ten pas mane daug nebuvo. Taip, daug nebuvo. Tai dabar sukčiai kitaip daro. Daug nebuvo kol kas pas jūs. Bet jūsgi galite paskolą pasimti greitų kreditų. Įdomiausia būna tai, kai sąskaitoje 0. Iš kitos sąskaitos jie perveda 10 eurų, nes greitų kreditų įmonė prašo 1 eurą pervesti, kad patvirtinti, kad čia tavo sąskaita. Tau perveda pinigus ir tos pinigus panaudoja 5-10 kreditų paimti. Ir jūs nežinodami atidavė tik savo pasijungimą slaptažodį nuo tuščios sąskaitos. Apturit keliasdešimt, o kartais net ir 100 kitą tūkstančių eurų kreditų istoriją su neigiamom pasiekmėm. Kai kuriais atvejais žmonės praranda savo būstą, namus, butus ir kitus dalykus. Baisu? Bet čia Lietuvos atvejai. Žiūrėkit, viską, ką pasakoju, yra atvejai, kuriuos man yra tekę tirti. Pas man nėra tai, kad aš nekėčiau apie kažkokį orą. Kas blogiausia, kad tai yra tos situacijos, pas kurias pas mane ateina žmonės ir man tenka visą tai spręsti. Tai ir tokių daug. Kai kuriais atvejais aš labai pavargstu ir atsisakau. Patariu kreiptis į policiją ir panašiai. Nes atvejų būna visokių. Turiu situacijų, kai į sukčių pinklės pakliuvę žmonės atsisveikino su gyvybė. Ne tiek, kad pasimė pinigus, dar kažkas pasiskolino, persiskolino, pagrabinius, iš giminaičių pasiskolino, ant to viską sutvarkysiu. Ir sukčiai dar labiau das spaudė. Viskas, psichologinė krizė pas moteriškį pasikorė. Deja, taip. Jūs paminėjot šitą sukčiavimo atvejį, ogi kaip galima sudaryti sutartį, kreditui paimti be žmogaus, be fizinio asmens? Tai papasakosiu. Žiūrėkit, visų pirma, mes šnekame apie kažkas skambino, galim pašnekėti kartu, bet bus nelinksma. Šijungit skambutį, gerai? Tai
Pasakosiu tai, ko aš paprastai labai nemėgstu pasakoti per savo mokymus. Gerai, kad mes gyvos transliacijos nedarom, aš paprastai darau dabar įrašą, aš jį iškirpsiu. Aš nemėgstu išmokinti sukčių naujų schemų ir naujų būdų. Tai šitoje situacija yra tokia. Paskutiniai dalykai, kuriuos žaidžiasi 9 mėnesius, 12 mėnesių, yra ne perėmimas banko sąskaitos, o banko sąskaitos autorizacijos perėmimas. Pavyzdys. Jūs naudojate autorizaciją Smart ID programėlę. Sukčiai, kai paprašė jūsų banko vartotojo vardo, jie tiesiog užsirašė. Vardą pavardę jūsų jau turi. Nes kai skambina, jie turi ne tik telefono numerį, vardą pavardę ir šiek tiek daugiau duomenų. Išvogtų duomenų, paskui papasakosiu, iš kur visą tai. Toliau, jie pirmų pasijungimų, kai prašo pirmo pino, jie jau daro taip, jie turi naują mobilų telefoną su nauja kortele ir paleista programėlė Smart ID. Toje kortelėje sako, nori sukurti naują Smart ID, autorizuosios per Smart ID seną. Tas pats, kas yra senas mobilus telefonas ir naujas nusipirktas iš parduotuvės. Jie įveda jūsų asmens kodą, jie įveda pirmą Smart ID, autorizuoja, kad nori perkelti duomenys, sukuriant naują Smart ID ant naujo įrenginio ir įvedant antrą numerį, antras piną, jie patvirtina naujo Smart ID sukūrimą. Tada jie suverda naują piną pirmą, naują piną antrą ir turit seną savo telefoną su visais duomenim ir sukčiai turi naują telefoną su jūsų elektroniniu parašu. O bankas negali užkirsti? Bankas nežino, kad tai vyksta. Čia autorizavimo priemonė, čia bankas kol kas nieko nedarė. Tada, žiūrėkit, jūs nusipirkot naują telefoną. Tiesiog, kad nuėjome į parduotuvę ir nupirkam naują Samsung telefoną, Apple, bet kokį pigų. Mes galim jį prisirišti prie banko. Bankas mums neriboja mūsų naujų įrenginių naudojimų. Pametėt, nuskandinot, bet kas atsitiko. Su nauju telefonu prie banko prisijungsit. Nereiks į banką nueiti tam, kad tai pasitvirtinti. Bet gal reikėtų? Ne. Galima ieškoti kitų priemonių, kaip jums užkirsti. Užšaldyti jūsų sąskaitą laikinai ir panašiai, bet logikos nėra. Jūs pametėte telefoną užsienyje, jūs nusipirkot naują telefoną, turit savo visus duomenys. Viską turit, viską galite pasidaryti. Aš nežinau, ar tai yra teisinga priemonė. Aš Smart ID autoriams siūliau kitas technologinės priemonės, kaip su to kovoti. Kai kurie paslaugų tiekėjai, tokie kaip Telia, jas įsidegė ir tvarkosi. Deja, Smart ID nėra labai lanksti organizacija, yra estai, neklauso. Aš galiu padėti susitvarkyti, bet aš už juos negaliu padaryti. Aš galiu parekomenduoti valstybę, aš galiu parekomenduoti policijai, ministrams, Seimui, kur aš esu ekspertas. Bet aš negaliu vieno ar kito verslo subjekto priversti daryti kažką. Kai tik pamačiau problemas, parašiau, po valandos jie pas mane atvažiavo kavą gėrė. Mariau, kas atsitiko? Mes susitvarkysim. Tvarkosi 2 metai su viršu. Deja. Logika, žiūrėkit, yra kokia. Aš jums papasakau, kaip atsiranda naujas pasijungimas į slaptažodžius su naujų įrenginių. Sukčiai sėdi ne Lietuvoje. Jie turi mobilų, jie sėdi ne Lietuvoje. Jie jungiasi prie jūsų bankininkystės, su jūsų loginu, nes jūs jau jį pasakėte, su nauju slaptažodžiu, kuris yra pas juos įrenginyje ir daro, ką nori. Pradžioje pasižiūri, kas dedasi sąskaitose. Jeigu jūs esat paprastas žmogus, tai bus jūsų asmeninė sąskaita, bus kokia nors antra sąskaita kortelės, trečia sąskaita kokios nors santaupos. Ten užvardintas santaupos kelionėms, ne? Kaip pavyzdys, geriausia atveju. Pagrabiniai. Blogiausia atveju jūs esat tiesiog darbuotojas. Na, koks nors, pavyzdžiui, buhalteris, kur yra jūsų asmeninė sąskaita ir visų įmonių, kuriams vedate apskaitą sąskaitą. Balandžio mėnuo, paskutinis savaitgalis, gaunu skambutį šeštadienį apie pietus. Sveiki, mes jūs susiradom vos mes turim problemą, pas mus iš sąskaitos dingo, įmonės sąskaitos dingo 53 000 eurų. Tai va, čia tas atvejis, kai buvo buhalterių. Sukčiai, skambėdami telefonu, įtikino ją, kad galima užsidirbti pinigėlius, rusų kalba, skambutis buvo labai keistų laikų. Penktadienis,
23:30 įkalbėjo, perdavė autorizaciją. Situacija klaipėdiečiai. Atidavė autorizaciją ir tada atrodo vaizdas taip. Po to, kai jau tyrimą atlikinėjau. Pirmas transakcija. Pervedimas. 8 000 eurų iš asmenės sąskaitos. Išvažiavo. Persijungėme verslo sąskaitas. Pirmas klientas. 12 000. Išvažiavo. Persijungėme mano kliento sąskaitą. Didelė kompanija. Statybom užsiminėjo. Kiek buvo limito? 53 000. Susitinku, šnekuosi su klientu. Klientas šiepėsi. Kas yra? Ko juokiesi? Kas juokingo? Pinigai. Tu nepatikėsi. 250 000 liko. Sakau, tai kame reikalas? Žiūrėk, Mariu, mes ten pardavėm namą. Jie statybas muštima. Didelė kompanija. Mes pardavėm namą. Pas mus limitas buvo 400 000 ant sąskaitos. Mėnesinis. Nu, neužteko. Tai 53 išplaukė. 250 liko. Kas vyksta toliau? Parašo pareiškimą policijai. Policija turėtų nagrinėti. Kadangi savaitgalis, nieks nieko nedaro. Nei bankas nedaro, nei pinigus priimantis lietuviškas bankas nedaro. Dažniausiai pinigai išeina į Europą, kur nors į Balkanus. Per kelias minutės tų pinigų nebepagausi. Nieko nedaro. Tiesiog nėra darbuotojų, kurie užsimtų tyrimu. Pirmadienį gaunu skambutį iš policijos, aš čia tyrėja tokia, tai perėmiau bylą, viską. Aš bandžiau bendrauti su priėmusius pinigus banku. Nenoriu vardinti kokiuo, bet aš susiradau pinigų plovimo prevencijos atsakingą valdybos narę, kuri gali darbuotoją pakelti iš nuo kėdės. Jis tvirtino, kad pakėlė. Bet tą sąskaitą įmonės, į kurią atėjo pinigai, per savaitgalį visi pinigai pavedimais ir gryninimu iš bankomatų iš tos sąskaitos išėjo. Sugrąžintos pinigų šansų jokių nėra. Dabar teismuose kapojasi su ta įmonė, kuriai pinigai buvo privesti. Nežinau, ko baigsis. Klientai pinigų kol kas net gavo. Pavieniais atvejais taip. Bet juk egzistuoja operacijų limitai. Dienos limitas. Taip. Tai Ne, žiūrėkit, jeigu aš esu didelės įmonės vadovas, aš kai kurias savo įmonės taip. Pas mane kai kurių sąskaitų limitai yra po 1,5 milijono dieninis. Čia dabar dar vienas dalykas, pavyzdžiui, kaip aš reikėjo apmokėti, aš didinau limitą. Reikėtų susimažinti. Jo, jų atveju Jeigu jie turi pasijungimą, bet tai visai pasididins limitas. techniškai vaizdas yra toks. Įmonės vadovas turi galimybę didinti limitus, mažinti limitus, dėti teisės. Buhalteriai buvo uždėtos teisės, visos operacijos limitas didelis, nes mokesčiai kartais PVM'as gali būti ir 50 000, ir 100 000 susimokėti. Tai per dieną, pavyzdžiui, reikia tau išmėtyti darbuotojams algas ir visą kitą. Nu, tu per dieną gali kelius 100 000 išleisti. Tai šitoj situacijai pagrindinė klaida buvo tai, kad nebuvo 2 parašų taisyklės didesnėms sumom. Bet kai tu turi didelį įmonę, tu pasitikė buhalterių, kuris dirbo pas 20 metų. Jų atvejais toks. Tai mano pirmas klausimas buvo, buhalteriai nekilnojamo turto turi? Savininkas, tai sako, mes į teismą neįsim. Tu kodėl? Sako, aš ją pasitikiu. Jinai tapo to nusikaltimo kaltininkė iš vienos pusės, bet to pačiu ir auka. Sako, jo, kažkaip kitaip spręsim, bet sako, mes jas neduosim teismą. Nu, gaila žmogus. Sumos didelės, bet taip. Bet kai kompanija yra didelė milijoninė, nu, kartais gali sau leisti kažką. Nurašys tos pinigus ir dirbs toliau. Nes kartais kapojimas teismuose ir išieškojimas gali užtrukti 10 mečius. Sekant, judam toliau, nes nervai brangesni. Tai va, čia tik vienas iš tokių atvejų. Dažnai būna skambučiai telefonu ir jums siūlo kažkas painvestuoti. Ir visi investuojat, ne? Ne. Nu, painvestuokit, ką nors. Taigi toks šansas. Ne, nepavyksta jūsų įkalbėti. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu keletą taisyklių, kokias aš paprastai pasakoju. Tai viena iš tokių taisyklių. Bankai, Google'as, Microsoft'as ir visi kiti nekalba rusų kalba. Jie skambins jūsų gimtąją kalbą. Ir netgi jeigu pasakoja, pas jūs yra pažymėta, kad jūs rusiškai kalbat, ne, aš rusiškai nekalbu ir nenoriu kalbėti.
Kartais gali dar leptelti kokį nors okupantų kalbą, nes ukrainiečiai į Lietuvą nebeskambina. Skambina paprastai rusakalbiai iš Rusijos arba iš ten pabėgę. Kipras, Turkija, Gruzija ir panašiai. Jie ten sėdėdami vėl atkūrė savo verslus ir toliau apgaudinėja žmonės. Viena taisyklė, aš nekalbu rusiškai. Kai kas man čia Klaipėdos kraštas per vienus išmokymų pasakoja. Žemaičiškai rokojas. Taip kad galima ir taip pabandyti pasišnekėti. Labai patariu jų niekur toli nesiųsti. Aš suprantu, kad kartais užverda kraujas, suprantat, kad jūs apgaudinėja sukčiai, norit juos kažkur pasiųsti. Jie turi priemonės, kaip jūs sudrausminti. Jums ateis labai daug SMS, ateis labai daug skambučių ir tai tęsis savaitę, pavyzdžiui. Jūs negalėsite naudoti savo mobilaus telefono. Tai atsiprašom, viso geros, sėkmės jums jūsų versle, bet manęs neapgausite, aš neturiu laiko. Aš buvau pas Marių mokymus, sakė neduoti. Tai aš turiu tokias kelias mokinės, irgi Palangoje ir panašiai. Sakė, Mariu, aš vaikų neturiu, nėra ką man patarti. Tai ką man daryti? Sakau, tai pasakyk, Marius neleidžia, anukas. Jeigu reikia atvažiuosi į svečius, tai duokit mano telefoną, tegul man skambina, man kaip tik medžiagos trūksta mokymam. Tai tenka kartais man su jais irgi pasišnekėti, pabendrauti, bet didžioji dalis supratę, su kuo turi reikalą, jie tiesiog deda ragelį ir daug medžiagos mes tos neprirašinėjom. Klausimų? Tikrai visiems viskas aišku. Taip? Tokiu atveju, kadangi aš susidūrus, žinot, Nežinau, papasakokit. Pakavo ant kablio, tai teko tą telefono numerį tiesiog keisti, tai galbūt greičiau reikia tai padaryti, nekentėti pusę, kad tave tenai nuolatos. Žinokit, bet jūsų telefono numerio pakeitimas nepadėjo. Gerai, aš jums papasakosiu, iš kur atsiranda telefono numeriai pas juos, kad jūs suprastumėte, apie ką eina kalba. Mūsų įmonės, tame tarpe valstybinės, pridaro klaidų. Klaidų pridaro prarasdami duomenys. Tai gali būti elektroninės parduotuvės duomenys. Tai gali būti gydymo įstaigos duomenys. Tai gali būti bet kokios valstybinės institucijos duomenys, kuriuos praranda duomenų turėtojas tiesiog per klaidą. Aš tai vadinu dalyką prasileido, nes tiesiog nepražiopsojo, kažkur neten padėjo, o hakeriai atėjo, surado juos ir panaudojo. Aš esu matęs pavieniais atvejais net bankų duomenų, kurie netyčia nutekėjo internetą. Iš tų dalykų, kuriuos mes viešai viešinam, tai aš manau žinoma CTB automobilių nuomos skandalas, grožio chirurgijos klinika Kaune, rinkėjų sąrašai iš kokios nors ten ligonių kasų, kas iki bylos nedėjo, bet per praėjusius rinkimus turėjom tokį nuotykį, kai gavę sąrašus, kai kurie buvę Seimo nariai, jos panaudojo rinkiminę agitaciją, SMS susiuntinėjo ir mailus. Taip buvo. Davedė asmens duomenų apsaugos inspekcija, atvedė kibernetinio saugumo centrą. Ne, tai čiagi nieko nebuvo. O jeigu ir buvo, tai čiagi nieko rimto. Kai kuriais atvejais nuteka duomenys, pavyzdžiui, iš pažymių knygelių, iš darželių portalų, kurie yra skirti tėvams su vaikais bendrauti, tiksliau, tėvams su mokytojais bendrauti ir mokymo įstaiga. Žinokit, ten realiai nuteka. Ir man kai ateina ir sako, Mariu, mesgi čia tik tai darželių grupių apskaitą vykdom, mes čia nieko nepadarėm, mes čia nieko nekalti, bet jūs nutekinot privačius duomenis, bent jau tėvelio, vaikų gimimo datos, vaikų lygos, mokytojų atsiliepimas apie vaiką, drausmingas, nedrausmingas, kas jiems sekasi, kas nesiseka, liga, gal kažkoks neįgalumas. Visą tai atsidūrė pas sukčius. Kai kurie sako, tai nieko tokio. Telefono numeris, vardas, pavardė, namų adresas, vaiko asmens kodas, pavieniais atvejais tėvų asmens kodai, mobilūs telefonai, elektroninio pašto adresai. Visą tai atrodo taip nekalta, ne? Kaip ir niekur nepanaudos. Bet kai matai, kad visa tai yra nulaužta dar kitur,
Atsiranda jūsų mediciniai duomenys. Kaip manot, kas gero būtų, jeigu mes sumaišytumėm receptinius vaistus? Labai negerai, ne? Nieko nebūtų. O, žinok, gerus vaistus užmetus, kokiam mėnesiukui receptą, kokį Xanaxą. Taip. Parduotuvėj, pavyzdžiui, tam tikro amžiaus žmogus turi pasiklausti, ar perkat lietuvišką prekę, jeigu jis atsako taip, sakykim, ir tu turi susirinkti jo telefono numerį, vardą, pavardę, gyvenamą vietą, adresą. Ar tai gali matyti, kad yra duomenų rinkimas? Taip. Tai yra duomenų rinkimas. Aš darau taip, jeigu pas mane atėjusi nauja parduotuvė, sako, mes jums galim pritaikyti nuolaidą, bet reikia turėti nuolaidos kortelę. Nuolaidos kortelę mes jums galim parduoti už 1 centą, arba padovanoti, bet jums reikia užpildyti anketą. Anketą pildo Jonas Jonaitis. Jonas Jonaitis, Pavardauskas, adresas toks, gimimo datą gali prie savo pritempti. Pavienės parduotuvės per nuolaidų sistemas pradėjo daryti taip, kad jūs turite aktyvuoti savo kortelę. Jums ateis SMS, jums ateis mailas ir panašiai. Mailus naudoja atsitiktinių mailų generatorių, kuris laikiną tavo mailą sukuria 1 valandai. Tau ateis netgi žinutė, viską gausi, viską tvarko. Telefono numerius stengtis nedalyti. Ir tai padeda. Gausi. Dabar tą, ką jūs man papasakojot, aš esu matęs dar piktesnių dalykų. Kaip pavyzdys yra tokia organizacija Raudonas Kryžius, yra organizacija Raudonos nosis, gydytojai padedantis vaikams. Jie parduotuvėse jums suteikia teisę pasirašyti mažą sutartėlę, kad nuo jūsų asmeninės sąskaitos kiekvieną mėnesį į jų fondą perves po 5 eurus. Aš tas abi organizacijas asmeniškai pažįstu ir labai gerbiu. Bet tom organizacijom paslaugą teikia išorinis paslaugų tiekėjas, kuris turi visų šitų žmonių, kurie pasirašė tas mažas sutartėlės, jūs ten 10-20 eurų paaukojat per mėnesį iš savo pensijos algos. Nėra jokios garantijos, kad organizacija, kuri tos duomenys turi, kad pasielgs sąžiningai ir jų nenaudos. Jeigu gerai paieškosit portaluose, rasit raudonusios nosis ir tyrimas vyksta ir panašiai. Jie mane pakvietė jos padėti išgaudyti jų paslaugų tiekėją, kuris, turėdamas asmeninius duomenis, kuris turėjo išnaikinti, pradeda naudotis šantažui, SMS siuntinėja iš neaiškių numerių ir panašiai, bet siuntinėja jums. Pristatydami fondą blogai ir blogindami situaciją. Žmonės taip ar taip jiems aukoja, žinokit, ten gal užpils melt, kai sakė, 4000 eurų per visą Lietuvą tik tai. Jie ten minimaliai kažkokių gerų darbelių gali už tos pinigus padaryti, bet atsiranda organizacijos, kurios tuo pasinaudoja ir bando sąlyginai sukčiauti, sąlyginai šmeižti. Tai bėda didžioji tai ir yra, kad mes nežinom, kam mes atiduom savo duomenį. Jeigu jūs užpilot kokią nors anketą Maksimų ir panašiai, tai visai nereiškia, kad tie duomenys nuėjo pas Maksimą. Jam paslaugą teikia kažkas 2, 3, 5 ir jeigu jis, kaip sakiau, prasileis, duomenys nutekės. Nutekėjus duomenim, tai atsiguls vėlgi į bendrą kažkokį duomenų masyvą, kur apie jūs žino jau beveik viską. Na, įsivaizduokit, jeigu aš žinosiu, ką jūs pirkate elektroninėse parduotuvėse, galima pradėti uždavinėti kitus klausimus. Sveiki, mes norėtumėm jums padovanoti dovaną. Jūs pas mus prieš 3 mėnesius pirkot padangas savo vežimėlį kokiam nors Maskvičiui. Ir mes žinom, kad jums dar reikia valytuvų. Užeikite tokį interneto svetainę, įveskite tą ir jums bus suteikta nuolaida, pristatysim. Į kokią svetainę? Kodėl? Iš kur jūs žinot, kad aš pirkau kažkur kažką? Hakeriai nulaužė duomenų bazę, žino, ką jūs pirkot. Hakeriai nulaužė kokią nors siuntų tarnybos duomenų bazę, žino, kiek kartų į mėnesį siunčiatės. Kur siunčiatės, koks svoris, kur atsiimat ir panašiai. Ir tada atsiranda kitokie dalykai. Aš manau, kai kurie iš jūsų gal yra gavę SMS, žiūrėkit, jums yra atėjusi siunta, bet neaiški siuntos pristatymo vieta,
prašom užeiti, užpildyti tokią tai anketą. Na, ar žinot, kas po to vyksta? Jie dažniausiai nesugebė net be klaidų parašyti, ten labai aišku. Bet jūs nežinote, kas po to vyksta. Didžioji dalis mūsų yra išmokinta. Jūs daugiau nespauskite jokių nuorodų, nieko nedarykit. Tai žiūrėkit, ten yra keli variantai. Vienas variantas. Įveskit savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, mailą. Sekančiam langėjau būk geras, įvesk savo bankinės kortelės numerį, nes mums reikia įsitikinti, kad čia tikrai to. Nes ant tavo vardas pavardė, tai ir ant kortelės bus. Tik viskas suvedėt, kortelė tuščia. Galima klausimą? Prašau. Kadangi apie telefonus mes apie numerius pradėjom šnekėti, tai tenka dirbti su žmonėmis, tam tikroje komisijoje, ar ne? Ir man reikia, tam, kad sklandžiai vyktų, man reikia kviesti žmonės, jie prisijungia, neprisijungia, žinot, chaosas būna, kadangi gyva eilė, tai reikia telefono numerio. Laiške, kur siuntinėjau kvietimus, aš rašau, kad jeigu jūs sutinkate, man reikia sutikimo, aš negaliu tvarkyti duomenis be sutikimo, jeigu jūs sutinkate, pateikite savo darbo telefono numerį, nes, darbo turbūt galima ir viešoje erdvėje susirasti, ar ne? Būna... Ne visų profesijų, ne visų darbo vietų. Įstaigų kažkokių, ar valstybinių įstaigų, jie tiesiog internete paskelbti. Tai ar galima tokius darbo telefono numerius saugoti Excel? Galima. Galima, ne? Galima. Čia nėra pagal... Žiūrėkit, tos pačius duomenys jūs rasit rekvizituose. Jeigu šnekėt apie BDARą, kreipkite dėmesį. BDARas taikomas asmeniniam duomenim. Institucijų duomenim netaikomas. Jeigu darbuotojas kaip asmuo, o ne kaip įmonės darbuotojas, ne kaip įmonė atstovaujantis asmuo, pas jūs ateina, aš noriu užsisakyti medicinės procedūras, man asmeniškai reikia. Mokės pats, net ne įmonė. BDARas taikomas. Įmonė užsakinėja darbuotojams dovanų kuponus, nueiti į romantiką, į baseiną 100 žmonių ir sudarinėja sąrašą. Prieš perduodant sąrašą turi būti pirkimo pardavimo sutartis arba kitokia paslaugų sutartis, kurios pagrindas ir yra sąrašo perdavimas. Sutarty turi būti paminėta, kokie dalykai perduodami. Asmens kodas griežtai ne. Gimimo data labai pagėdautina ne. Nes tai yra pertekliniai duomenys. O dar tada galima prie to pačio. Nieko, viskas gerai. Jeigu visiems įdomu, kodėl ne. Irgi kažkam galbūt bus naudinga, pavyzdžiui, šnekant apie projektus. Taip. Yra parašomi projektas, yra projektų autoriai, sudarytojai ir visą ką. Perdodant, galima aišku, pagal, yra tokia nesutartis, kaip čia pagal įgaliojimą, autorinės teisės, pagal autorinės teisės projektuotojas perduoda projektą ir tada atsisako savo teisų, įmonė, pavyzdžiui. Jeigu teisingai surašys dokumentą. Aš perduodamas visas teisės pasilieku vienintelę teisę. Vadintis autoriumi. Jos neperduos niekaip. Esu gyvenime turėjęs situacijų, kai valstybė iš manęs bandė perimti projektus, su manim neatsiskaitydama. Aš įjungiau teisę leisti toliau projektą vystyti ir leisti jį kopijuoti. Tada valstybė apsisuko, pasišnekėjo su savo advokatais, juristais, susimokėjo, atsiprašė. Teisų yra įvairių. Autorinės gretutinės teisės yra labai rimta tema ir ne visais atvejais juristai Lietuvoje gaudosi, ką daro, kaip daro. Tai labai atsargiai darydami sutartis, jums reikia tą perduodamų teisių sąrašą, surašyti visas teisės, o ne tiesiog žodis visas. Aš nueisiu į teismą visas žodžiai, šiukšlių dėžių ir niekas negalioja. Kaip teismo ekspertas. Sukonkretizuoti kokias teisės kam, nes įsivaizduokit, aš perduodu teisę į kūrinį, bet pasilieku kūrinio į savo kopiją. Ar galiu aš ją pasidaryti prieš savaitę iki tol, kol jums perdaviau originalą? Galiu.
O dar tada, jeigu projektas toliau, sekantis etapas, jeigu projektas eina į viešuosius pirkimus, Taip. kokią informaciją reikia, vat, pavyzdžiui, projektuotojas viešas asmuo, ar ne? Taip. Čia jo darbas. Reikia slėpti tą informaciją, ten dabar juodai dažoma viskas, projekte nelieka. Nereikia prisistengti. Nu, vat, Ir mes, kai su policija bendraujam ir bylose teisme bendraujam, žinot, nepersistengti. Asmens duomenų reikia tiek, kiek reikia vykdyti funkciją. Jeigu funkcija yra kurti ir susipažinti su medžiaga ir panašiai, nebūtina ten tiek juodinti. Nes yra kita pusė. Jeigu jūs pasakytumėt man, Mariau, žiūrėk, mes statysim daugiaaukštį, vykdom pirkimą projektavimo darbų, po to statymo darbų vykdysim, yra nemaža rizika, kad architektas yra kreivarankis ir bus situacija tokia, kad pastatas gali nugriūti dar net nepastačius. O tai kam visą tai ten juodinti? Iš anksto žinant, kas yra autorius ir visa kita, tai nėra slapta informacija. Plius, jeigu viešas pirkimas įvyks ir bus viešinama, kas laimėjo. Informacija apie tai, kas dalyvavo viešajam pirkime, kas paraiškas pateikė, irgi nėra slapta. Viešųjų pirkimų tarnybos portale galima visą tai išsitraukti. O jeigu geriau lysi, tai gali rasti, kas šitą organizaciją darė visus statybos darbus per paskutinius 10 metų. Ir panašiai, aš daręs įvairią analitiką net ir su teismų sistema, kur aš teismų nutartis analizavau teisėjų darbo kokybę. Tiesa, valstybininkam labai tai įdomu, nes, sako, tu negali tai turėti. Turiu, sutartis yra oficiali su teismų administracija. Darom. Tai reiškia, važiuokit, jeigu kvalifikacijos pažymėjimai kažkokie, nesvarbu, tie dokumentai, kurie dedami prie projekto ir ten yra parašo viešo asmens, tarnybos kažkokios patvirtinta, kad toks asmuo ten išlaikė, neišlaikė. Taip. Ir juk parašai, tai čia vieši asmenys, jie neturi būti slėpiami. Vienintelis viešųjų pirkimų dokumentus aš esu matęs su grifu slaptai, kepurė matosi, apačia matosi, dokumentas tuščias. Kariškiai, ten svarbu. VSD ir žvalgybinės kai kurios kitos lietuviškos institucijos. Visa kita yra viskas aš. Ir strateginiai projektai. Ne visi. Dalis taip, bet baltų lapų nematė. Jeigu tu turi teisę susipažinti su tam tikros slaptumo žymos dokumentus, tai jis tai matys. Mano atvejais dar įdomesnis. Aš neturiu teisę susipažinti su dalim dokumentų, bet man atneša. Neišsinešk, paskaityk, pasakyk savo nuomonę, nes mums reikia operatyviai reaguoti. Taip. Prašau. Labai dažnai tie žmonės, kurie kviečia į mokymus, pildom dalyvio anketas. Taip. Ir ar neperteklinė informacija, pavardė vardas, aš suprantu, žmonės, kad ir 7 akimirkos, tai žinau, kad ateisi. Aš jums papasakosiu. Telefonai reikalingi, ar reikalingi, gal elektroninis paštas, gal reikalingas. Pasakykit. Aš kadangi esu jūsų kraštietis, aš galiu kai ką papasakoti, kur aš sužlugau su savo viena iš įmonių, būtent per mokymus ir per mokymų sąrašus. Valstybė skelbia konkursą, kad mes turim apmokinti moksleivius, studentus ir dėstytojus verslo vadybos, išmokinti juos kurti projektus, išmokinti juos valdyti projektus, išmokinti juos sukurti savo kažkokius startuolius. Jie pas mane praėjo 2 regionai. Vienas regionas buvo Vilniaus, antras buvo Klaipėdos. 8 savaitės, kiekvieną savaitgalį jie buvo pas mane mokymuose. Per mus praėjo beveik 200 studentų ir dėstytojų, padarė mokymus. Gavom visam tam finansavimą. Kiekvienas studentas atėjęs į mokymus pildė biškį didesnį anketą negu kad jūs, mini sutartėlę. Aš toks įsipareigoju būti, daryti, esu studentas, mano vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninis paštas. Po 2,5 metų pas mane atėjo valstybė
Ir sako, žiūrėk, tu apmokėjai, bet tu neapmokėjai studentų. Mes braukiam tavo projektą, grąžink 170 000 eurų. Pradėjome aiškintis, kame reikalas. Kai kur raštas neaiškus. Neleido rašyti skaitmeniniu būdu. Kai kur aš negaliu identifikuoti žmogaus, nes, pavyzdžiui, vadinkim taip, vyresnio amžiaus mokytojas, dėstytojas ir netgi studentės save pasijaunino. Ką aš rašysiu tikrą datą? -5, -8 metai. Kai tikrino duomenų bazėje studentų ir dėstytojų, jie suvedinė asmens kodo neturi, suvedinėja gimimo datą. Vardas, pavardė, gimimo data. Kai kurios studentės jau buvo spėjusios pavardę pasikeisti, ištekėjusios. Aš turėjau už savo organizaciją subankrotinti dėl to, kad valstybė susigalvojo tvarką patikrinimo ir pradinių duomenų suvedimo, kurioje nebuvo pilnai duomenų. Tu skambini žmogui, sakai, žiūrėk, tu mokymuose buvai? Buvau. Tu sakau, aš tave atsimenu, aš turiu nuotraukas, iliustracijas. Buvau. Sakau, o tu tuo metu buvai studentas? Jo, buvau studentas, bet aš po savaitės laiko parašiau pareiškimą ir išėjau į akademijos atostogą. Išbraukė. Ir taip man išbraukė visą sąrašą. Neiškiai su parašyta pavardė, kurios gali būti ten 5 variantai ir panašiai. Aš pavieniais atvejais skambinau į mokymo institucijas ir klausiau, ar pas jūs mokosi toks studentas. Gal jūs man galite patikslinti pavardę? Ar pas jūs dėstytoja tokia yra, jūsgi kartu buvot pas mane mokymuose? Yra, bet tu čia neteisingai pavardę parašyti. Sakau, jin pati rašė ranka. Va tai būna. Dabar, kas liečia perteklinę. Jeigu šita organizacija vykdytų tiesiog mokymus iš savų turimų pinigų, viskas būtų paprasta. Bet jie šitie mokymam organizuoti gauna arba savivaldybės, arba kažkokio fondo pinigėlius, tam, kad jiem padengti tos kaštus. Mane netgi ir jie prisikvietė, Marių, atvažiuok, papasakok, mes tavo padengsim kelionę, plus dar tokie tai pinigėliai. Jie tos pinigus turi apsiginti ir vienas iš apsiginimo būdų yra, kolegės pafotografavo, įrašė, parašys kažkokį spaudos pranešimą, internete liks kai kurie dalykai ir atiduoti savivaldai, jie turės tą sąrašą. Nes jie vykdydami projektą pasakė, mes apmokinsim ne mažiau nei įrašė 40, susirinko 50, super, biški didesnį kiekį pasiekė. Jie neturi pasirinkimo. Ir burti irgi neišeina. Girdėjote apie būrimą mano? Aš nebūriau nieko. Pateikti mums informacinį pranešimą apie tai, kur bus naudojami duomenys, apie mūsų turimas teisės, savo duomenys. Tas viskas labai gražu, aš jums galiu papasakoti. Pasakojau, kad aš Austrijoje dideliam konferencijai buvau su medikais. Retų ligų, viskas labai gerai. Man Austrijos medicininių įstaigų darbuotojai pasakojo, kaip pas juos medikas, kuris poliklinikoje priima pacientą, prieš duodant pasirašyti popierėlius, pusę valandos pasakoja apie asmens duomenų apsaugą ir kur jie naudos tos duomenys. Bet tai yra susigalvota tvarka, kuri yra perteklinė, mano manimu. Aš žinau, kaip vagiami duomenys. Nepriklausomai nuo to, kaip jūs saugositės. Tie duomenys vis tiek nutekės. Vienas iš tokių duomenų vagių esu ir aš po šiai dienai. Aš vykdau tyrimus medicinėse organizacijose, kur aš ateinu be nieko. Man nereikia kompiuterio, man nereikia laikrodžio, man nereikia jokių flešiukų, nieko. Aš ateinu be nieko, plikas, tuščiom kišenėm. Aš ateinu ir bendrauju su darbuotojais. Darbuotojai mane pasikviečia, darbuotojai pavaišina arbata, papasakoja, supažindina su kitais darbuotojais, su gydytojais, su registratūros darbuotojais. Kai jie nesuprasdami, kas vyksta, man iš apatinio stalčių ištraukia pakuotę flešiuką ir rašo man visus duomenis, ko man reikia, aš viską išsinešu. Bėda yra tie, kad jie neišmokyti nei vieni. Jiem nieks nepasakoja apie grėsmės. Dabar atsiranda pavieniai testavimai, gazdinimai, mailų siuntimas, SMS siuntimas kaip darbuotojams, tam, kad jis patyręs mažą šoką, paskui galvotų, kam aš čia tavo duomenys atidaviau. Net ir jūsų klausimas yra šiandien labai teisingas. Ar jūs būtumėt jį uždavę prieš 3 metus? Nepagalvotumėt. Bet po biškį mes tai keliam tą tematiką, kad va, žiūrėk, ar tikrai tavo tų duomenų reikia.
ar jie nėra pertekliniai, kam reikia asmens kodo. Aš visiems pasakojau 20 metų, kad asmens kodas nėra asmens duomuo. Jo nereikia saugoti. Estijoje jis yra, kas nori, tas jį turi. Duosiu paprastą pavyzdį. Aš esu tas žmogus, kuris Lietuvos bankus kankina, kai bankai prašo telefono skambučio metu savo klientus prisistatyti ir pasakyti asmens kodą 4 simbolius paskutinius. Jie neklauso. Didžioji dalis sako, nu kaip čia pertekliniai duomenys. Aš pats esu vieno lietuviško banko gavęs, ko gero, 4 skambučius su tarpu, kas 2, kas 3 mėnesiai, mes ten turim šiokią tokį konfliktą nedidelį su tuo banku. Jie man skambina, labą dieną, Marius pareiškis. Mes norėtumėm įstikinti, kad tikrai jūs esate. Jie man skambina į mano numerį, kuriam 20 su viršų metų. Mes norim įstikinti, kad jūs čia esate tikrai jūs pasakykit savo asmens kodą paskutinius 4. Nesakys. Aš jūs kaip banką daužau 20 metų su viršum, kad jūs tokių dalykų negalit klausti. Jūs savo reklamose visuose straipsniuose pasakoja, kad bankai tokių dalykų neklausia. Ir jūs man skambinat paklausti. Sakau, čia kas? Nu, mes nesusišnekėsim. Taip, mes nesusišnekėsim. Gal jums tinka kitas autorizavimo būdas? Aš jums galiu pasakyti, kas nuo manos kortelės kada nurašyta buvo. Kokius pavedimus dariau. Aš galiu per elektroninę bankininkystę jums parašyti kokį nors slaptažodį. Sveiki, šiandien slaptažodis mėlynas kulverstukas. Tebūnie. Jūs galėsite įstikinti, kad tikrai čia aš ir kad aš tą veiksmą padariau. Ne, mums taip netinka. Gerai, viso gero. Netrukdykim vieni kitų. Aš jūs nemokinsiu, kaip reikia dirbti su duomenim, kuriuos jūs ir taip prarandat. Bet taip yra. Ne visi klauso, ne visi daro. Gal dar kažkokių klausimų? Nes, tarkim, gaunam žinutes. Gerai, viskas tarp to mes išsirinkom. Iš to paties, tarkim, neminėsiu banko, bet taip ir parašyta raidės. Tarsi, nu, tikrai nors adresai, tai ten Makalinė, bet popierė. Ok, pašnekam apie padirbtas SMS žinutės. Prieš tai esi gavęs Aš pilnai paties banko žinutę ir į tą patį viskas gerai. skyrelį įkrenta. Tai aš to jums ir papasakosiu, kaip tai atrodo. Man irgi dažnai klausia, sako, Mariau, taigi neįmanoma, kaip gali iš banko telefono numerio skambinti kažkas. Jūs šiandien sąrašus, kaip pildėt savo telefono numerį, įrašė turbūt, ne? Ne, nerašė. Neprašė, ne? Neprašė, tai gerai. Gerai, papasakosiu paprastą dalyką, tiesiog, kad žinotumėt. Aš galiu iš bet kurio iš jūsų telefono numerio tiek išsiųsti SMS žinutę, tiek padaryti skambutį. Jūsų telefonas jūsų kišenė. Jūsų numeris yra. Telefonas gali būti net išjungtas. Aš kaip sukčius apsimesdamas galiu įvesti skambinusiojo bet kokį numerį. Iš bet kokio. Norit ten, prezidentas paskambins kokį nors Uspaskichui, ne? Taip, tai man. Pavieniais atvejais būna tai, kad žmonės man sako, Mariau, aš tikrai niekam neskambinu. Man šiandien skambina 10 žmonių, sako, kad praleido nuo manęs skambutį. Nežinokit, iš bet kokio numerio, bet kam gali skambinti ir siųsti žinutės sukčiai. Jūsų atvejis yra labai paprastas. Sukčiai pasiima banko telefono numerį, įveda kaip siuntėjo ir rašo žinutę. Jeigu mes pavadinsim banką, tebūnie bankas, kokiais yra pas jūs adresų knygutė įvesta, ir aš siūsiu žinutę vietoj teksto, vietoj numerio įrašysiu bankas ir sutapsiu jūsų adresų knygutė esant į tą pačią papkę irgi kris. Tekste jie naudoja bet ką. Kartais net gramatikos klaidų padaro. Įdeda nuorodas. Man dažnai klausia, Mariau, ką toliau daryti? O gal aš galiu ką nors padaryti? Didžioji dalis trina tiesiog ir viskas. Yra toks naujas dalykas įvestas, yra kibernetinio saugumo centras Vilniuje ir Kaune, kurie gaudo ir bando į blokuojimų sąrašą įvesti visas tas nuorodas. Tai labai yra sveikintina nusiųsti jiems į interneto svetainį yra formą užpildyti, NKSC, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Užpildžius tą formą, jūs tiesiog įrašot tą žinutę, jie tą žinutę galite iškopijuoti tiesiog. Jie tuos visus adresus deda į sąrašą blokuojamų adresų ir jeigu kitas žmogus praėjus minutei, kai buvo užblokuota, pabandys to žinutį nuorodą paspausti, jam išpės pranešimas, sveiki, šitą nuorodą yra blokuojama,
nes yra įvykdytas toks nusikaltimas. Tai paviešindami ir jiems atiduodami tokią žinutę, jūs tiesiog padedat visiems kitiems netapti nusikaltimo auka. Tai prašau. Situacija tokia realiai. Užteko žinutės paskaityti, nurašyti pinigus. Net nereikėjo nuorodos spausti. Ne. Taip. Ne. Čia Tele2 buvo gauta žinutė iš Tele2 telefone, nu tai sakykim, ir tik tais atidaryta žinutė. Klausimas per kurią vietą. Nes yra vienas iš būdų, kad tu atidarėjai ir Tele2 turi tokią paslaugą kaip mokėjimai. Anksčiau tai vadinasi VAP, kažkada buvo, kai tu užeini į tam tikrą vietą, užsisakai prenumeratą arba atsisakai prenumeratą. Tai buvo nuorodos, kur paslaugą tau suteikia. Būdavo ten visokios išpos. Vienos dienos horoskopas, žinai, ir panašus dalykai. Tiesiog atidarė, skaitė žinutę, ten nuorodos buvo, bet nuorodų nespaudė, išjungė ir nuskaitė apie 10 eurų. Čia kaip žiūrėjau? Nuskaitė nuo ko? Nuo sąskaitos. GSM-nės. Šitas dažniausiai vadinasi naudojamas taip. Yra paslaugų tiekėjas, kur, kaip minėjau, horoskopai, kuris turi prenumeratorių sąrašą. Prenumerata sako, kad viena žinutė 10 eurų tavo atveju, ne? Skaitosi ne tada, kai tu perskaitai, o tada, kai tau išsiunti. Tai jie sugebėjo tave pridėti į savo abonentų sąrašą, prenumeratorių, paleisti. Aš irgi zbitkavodamas 2000 pradžioje turėjau vieną projektą. Tiesa, 5 litai buvo. Vilniaus mieste buvo labai daug radarų. Stovi radaras, kuris matuoja automobilio greitį. Ir jų buvo daug, jų buvo virš 30. Tik tai 4 buvo pilni. Aš turėjau informaciją, kada jie keičiasi. Man taksistai informuodavo. Aš buvau paleidęs prenumeratą, kad tu gali užsiprenumeruoti ir kartais savaitę arba dažniau, arba nedažniau, priklausomai to, kada keis, tau atsiunčia informaciją, kur pasikeitė, kas į ką. Šitam nebežiūrėkit šitoje vietoje. Lygiai taip pat turėjau prenumeratorių sąrašą ir visiems prenumeratams išsiųsdamas vieną žinutę, po 5 litus iš karto surinkdavau. Jūsų atveju. Kiek ilgai biznis tęsis? 1,5 metų. Galiu papasakoti, ko baigėsi. Turim tokį įdomų politiką dabar. Aš tai būsiu kelių policijos komisarą, po to būsiu generalinį komisarą Saulius Skvernelį. Saulius mane žino, mes bendraujam po šiai dienai. Gavau mėnesio laiko sekimą. Projektas užsidarė tą pačią dieną, kai buvo pasirašytas sekimui orderis. Aš sužinojau per pusdienį. Kai sako, to negali, ano negali, nu vat, kai kurios dalykus vis dėlto gali. Dar vienas klausimas. Ateina žinutė, va šiandien aš gavau žinutę, nu, reiškia, paskambino skambutis man, bet mano telefone iškart iškrenta šlamštas raudonom spalvom. Buvo gerai, gerą sąrašą turi. Tai ir aš tada to ir užblokuoju. Taip, viską gerai darau. Tai gerai darau, aš net netidarau. Žiūrėkit, jeigu labiau besidomint, yra telefonuose įvairios programėlės, kurios turi juodus sąrašus. Nu, koks nors Truecaller, kaip pavyzdys, Contact Plusas ir panašios. Mintis jų yra kokia. Yra visa aibė vartotojų, nu, kad ir mūsų šitą salę. Ne? Jeigu visi turėtumėm tą programėlę, kiekvienas iš mūsų gauna kažkokį šūdą kiekvieną dieną. Rusiškai paskambino, pasiūlė investuoti, skolų išmušinėjimas, pirkit puodus, ateikit į baseiną, nu ir panašus dalykai. Ir tu jas visą žymi. Iš to nenori, iš to nenori, iš to nenori. Ne? Taip pat mes turim ratą žmonių, kuriems visą tai yra įdomu. Nu, visigi norėtume to šlamšto negauti. Tai kai tik tai skambins, jūs tą programėlę išmeta raudonai. Jūsų atveju šlamštas, kai kuriuo atveju iškart prašo iš kur, organizacijos pavadinimas. Jis nenori išsišnekėti. Kiek aš galiu tos podus pirkti 8 kartą? Tai... Tiek iškart raudona. Taip. Bet lietuviški. Taip. Tai pas jūs yra sąraše. Taip. Šiaip tai bitė, pagal mane būna, kai skambina bitės abonentą, tai iš karto išmeta. Pirmą kartą skambina, praneškite.
Kas ten tokie? Žinok, labai priklauso nuo to, koks telefono aparatas ir koks softas sudės. Ne visi. Tai kai kurie yra, net ir skambinant naujam numeriui, suvedinėjai naują numerį iškart išmeta kas. Bet vėlgi nuo paslaugų tiekėjo labai priklauso. Na, Pasakykit, dabar statysi į eilę. Kas pirmas? Paklausti apie pirkimą internetu. Taip. Papuolus ne kartą, užsisakai prekę, Taip. parodai kokybišką, Taip. prekę siunčia nurodytų laikų, per tiek dienų priduoda atveža. Grąžinimai. Atidarai prekę, pasižiūri, ta prekė tikrai ne tokia kokybiška, kokią užsisakei. Įdėtas gražus lapas lietuviškai parašytas, prekė atkeliavusi iš Estijos, bet jeigu jūs nepatenkinti, per 14 dienų jūs galite Grąžinti. tokiu adresu, bet jūs turite nurodyti sąskaitą, į kurią jums bus pinigai grąžinta ir pervesta. Taip. Bet pasirašo jau Lenkijoje. Žiūrėkit, labai priklauso nuo to, kas per paslaugų tiekėjas. Kai kuriais atvejais jie gali būti per 10 adresų per visą pasaulį. Taip, bet Čia- šiaip sukčiavimas gali. Ne, Ne? šiuo atveju nesukčiavimas. Patikimumo ieškojimas, patiklių žmonių ieškojimas, bandymas pažaisti. Aš grąžinčiau vis dėlto šiuo atveju jiems paštu atgal. Tik tai aš turiu vieną jums patarimą, kaip tai daroma tie, kurie daug perka ir daug būna apgavys šiuo atveju. Jūs kiekvieną kartą išpakuodami naują siuntą, darykit tarsi ataskaitą draugiai. Užfilmuokit. Ona, žiūrėk, aš gavau daiktą, dabar išpakuoju naują pakuotę, nufilmuoju pakuotę, nufilmuoju adresą, nufilmuoju, kad užklijuota yra, atverti, atidarėjai. Gal nereikės to video niekad, gal ten tikrai prekė, viskas tvarkoja. Bet jūs taip gaunat įrodymą, kad jūs išpakavot, ne jūs pakeitėte dar kažką. Ir tada siunčiate elektroninę aparatūrą. Sveiki, aš užsakiau baltą, gavau juodą, aš užsakiau 37, gavau 45. Viskas. Taip dirba eBay'us, taip dirba AliExpress'as, Temu ir taip toliau. Bet jums reikia turėti įrodymus. O gal jūs ten plytą įdėti tą dėžę pati. Išpakavot rankinuką, draugiai pardavė tą plytą, įdėjot, o, žiūrėk, dėžė gavau plytą. Jie prašo nurodyti sąskaitą. Sąskaitą prašo, į kur jūs norit pinigus gauti. Bet tai iš kur man žinoti? Ne. Ar tai yra... Sąskaitos nepanaudos numerį. Bet tai jūs jau iš jų pirkat internete, nes jau ten įvedėt duomenys elektroninį. Jo, bet ten dažniausiai bus taip, kad bankinius duomenys, ar banklinką, ar kreditinės kortelės duomenys aptarnauja kita įmonė, kuri niekada duomenų neatskleis elektroniniai parduotuvei. Taip. Kaip tik mano klausimas ir būtų buvęs apie elektroninę parduotuvę, tai aš manau, kad visuomenė bus labai įdomu išgirsti sukčiavimas, kai pakeičiami puslapiai ir nuskaitomi pinigai, ten kažkas... Nu gerai, duosiu pavyzdį. Ar gali būti pigų kopija? Gali. Ar gali būti siuntų tarnybos kopija? Gali. Ar gali? O geresnė negu originalas. Aš esu matęs atvejų, kaip apgaudinėjamos įmonės. Na, duosiu pavyzdį. Lietuviškas įmonės atvejis. Bandysiu trumpai, nes žiūrime čia tempą laikom rimtą. Įmonė užsiminėja žuvim. Importuoja žuvį iš Norvegijos, šaldytą žuvį, lašišą augintą ir panašiai. Įmonė skambino tiekėjas ir sako, žiūrėk, būk geras, padaryk pavedimą už žuvį. Už tą sunkvežimį, kurį užsakėjai prieš mėnesį. Sako, tai kad nieko neužsakiau. Bet taigi mes atkrovėm tą žuvį. Pasirodžius sukčiai stebėjo susirašinėjimą elektroniniu paštu. Įmonės pavadinimas iš 2 žodžių. Įmonė neturi svetainės, jokio saito neturi. Domeiną turi, elektroninis paštas yra, bet saito nėra. Sukčiai sukūrė saitą su .eu galūnė su minusu. Rusai. Puslapyje sudėjo lietuviškus telefono numerius, tikrus. Paskambins atsiliepia. Rusai. Užsakė susirašinėjimo būdu iš gamintojo žuvį. Nusintė fūrą, apdraudė fūrą, persiuntė viską į tarpinį sandėlį. Ir viskas. Žuvės nebėra. Gamintojas nukentėjo,
Bet žinokit, nukentėjo lietuviškai įmonė. Jie suprasdami, kad net ne jie ir kad jų vardu prisidengiant taip nutiko, jie susimokėjo 70 000 gamintojai, atsiprašydami, kad jų vardu pasinaudojo. Manęs prašė išsiaiškinti visą atvejį. Tai čia vienas iš tokių. Aš turiu verslo įmonės, kurios pas mane į mokymus eina jau, nežinau, 5-6 metų. Viena iš tokių įmonių užsiminėja šilumos įrengimais, gamina kai kurie įrangą Lietuvoje. Skambina Mariau, va, čia kažkas yra ne taip, atvažiuok kavos. Kas yra? Atvažiuok kava, aš tave pavaišinsiu, va čia desertas, viską pasišnekėti reikia. Gerai, atvažiuosiu. Atvažiuoju pasišnekėti, sako, žiūrėk, kažkas ne taip. Sako, pasakok. Žiūrėk, gavau užsakymą, Prancūzijos didelė kompanija, su jais mes dirbam ne pirmi metai. Užsakymas kaip ir didelis, reikia mums pagaminti, paprastai atsiskaitimas per mėnesį, per 2 po pristatymo, bet kažkas ne taip. Gerai, pasižiūrim. Sumos 100 000. Jie net sutartį pasirašė. Sukčiai sukūrė interneto domeiną, susirašinėjo, užsakė, telefonu pasišnekėjo, užsakė įrangą, būtų pagaminta įranga, būtų išvažiavus į kažkokį tai sandėlį, ir būtų dingė viskas. Tai aš jas klausiu, kodėl? Kodėl tu įtari ir kodėl sustabdėjai viską? Sakau, tu bent jau medžiagas užsakėjai? Ne, medžiagų nespėjau, bet būtum išėjęs, jau būčiau užsakinėjęs, nes gamybos terminai per kelias savaitės. Kam reikia? Pasakau, ne, tai aš pas tave mokymuose buvau, gerai, čia po toks argumentas, viskas tvarkoja. Kas yra? Mario įtarimas kilo vien dėl to, kad jie nesiderėjo. Argumentas, okei. Tai prasme, sako, didelės kompanijos vis derisi, bent biškį nuleis. Nesiderėjo, dėl to jau įtariau ir viską stabdžiau. Šiuo atveju sustabdėm viską, pinigų neprarado. Dar vienas atvejis. Lietuviška kompanija užsiminė santechniką. Santechninį vamzdžiai, kažkokie aksesuarai, viską tam, kad kriauklėje įrengti dušą ir panašiai. Buvo tarptautiniai parodoj Vokietijoje, susipažino su Lenkais, kurie gamina pigiau, panašiai kinietišką kainą, kokybė geresnė. Sako, reikia užsakyti. Užsakom. Sugalvoja, ko reikia, su Lenkai susiskambina, Lenkai atsiunčia katalogą. Sako, žiūrėkit, iš katalogo išsirinkit, ko reikia, užsakymo lapą, surašykit, ko reikia, mes paskaičiuosim, jums spec kainą pritaikysim, atsiusim iš ankstinę, apmokėsit, paleisim gamybą, kelios savaitės pagaminsim, išsiusim krovinį. Praeina kelios savaitės. Skambina, sako, rašo pradžią. Žiūrėkit, jau kelios savaitės po apmokėjimo praėjo, gal jau pagaminot, gal jau galim atkrauti. Ką pagaminam? Tai ką užsakėm? Tai jau užsakėt, bet mokėjimo nebuvo. Kaip nebuvo? Mes net 2 kartus spėjom. Ok. Lenkus paduoda į teismą, nes Lenkai jiem net krauna prekių ir pavogė pinigus. Pas mane ateina Lenkų advokatas lietuvis. Sako, mano klientą padavė teismą, aš juos atstovauju, Mariu, papasakok, išaiškink, kas įvyko. Hakeriai stebėjo susirašinėjimų tarp abiejų kompanijų. Ir kai lietuviam buvo siunčiamas sąskaita apmokėti Lenkam už gamybą, buvo pakeisti rekvizitai. Pakeitus rekvizitus įmonė padaro pavedimą. Susirašinėja vis dar sukčiais. Padarėm pavedimą, pavedimo kopiją. Sukčiai rašo atgal. Viskas labai gerai, bet jūs, kai darėt pavedimą, jūs neteisingai nurodėt mokėjimo paskirtį. Reikėjo rašyti sutarties numerį, o jūs parašėte tik tai už santechnikos detalės. Mums visą tai nepraeis per buhalteriją, dėl to mes jums gražinam pinigus, apsukom, pavedimas pas jūs ateis per 2-3 darbo dienas, padarykit jūs mums greit antrą kartą pavedimą ir mes paleisim gamybą. 2 kartus po 20 su viršum tūkstančių eurų. Lietuviška kompanija padavus juos į teismą, pralaimėjo teismą. Advokatas, kuriam išaiškinau, kaip tvarkytis, visą kitą laimėjo. Ir taip sukčiai, žinok, daug daro. Iš tokių valdiškų nuotykių. Pabaiga labai žiauri, bet vis tiek papasakosiu. Alytaus savivaldybė.
Alytaus savivaldybės administracija užsako statybos darbus. Alytuje vieną aikštę iškloti trinkelėmis, neatsimenu, ten trinkelės buvo, ten buvo kokios nors plytos, akmens. Laimė Alytaus įmonė, iškloja viską, sutvarko, priėmimo perdavimo aktai, viskas gerai, sutartis užbaigta. Sako, gerai, viskas tvarkoja, atsiųskit sąskaitą. Elektroniniu paštu ateina sąskaita su ispanišku banku. Nieks įmonė neskambina, neklausia, kodėl čia ispaniškas. Administracijos vadovas tą sąskaitą gavęs, eina per kolegas, susideda vizas, parašus ir nuneša sąskaitą buhalterijom. 170 000 išeina. Gerai, kas vyksta toliau? Pradžiai gerąją dalį, po to blogai. Blogai sužinojau, praėjusią savaitę per mokymus, kolegos papasakojo. Geroji dalis. Pinigai išėjo Europos Sąjungai dažniausiai iš banko dingsta per kelias sekundės ir kitame Europos gale atsiranda iki minutės, iki 3. Ir sukčiai su tais pinigais, ką nori, tą gali daryti. Susigrėbus administracija, pasiskambino bankui lietuviškam, pasakė, žiūrėkit, mus čia apgavo, mes ne ten pervedėm, gal galite sustabdyti pavedimą, negalim. Susisiekė su ispanišku banku, pavėluotai biški, bet sugebėjo sustabdyti. Sušaldė 140 000 ir atgavo tiek pinigų. Kaip ir tokia pusėtina istorija. Dabar blogasis istorijas gavos, kurį aš sužinojau nesenai. Šitam įvykiui metai, gal 1,5. Meras ir taryba prispaudė, kad už visą tai kaltas administracijos vadovas ir jį pradėjo, vadinkim taip, smarkiai spausti. Žmogus nusižudė. Dar vienas atvejis. Kai hakeriai, kai sukčiai daveda iki savižudybų. Aš nežinau, žinau. Aš pasakojau metus laiko šitą istoriją visiems ir man ateina, sako, Mariau, tu nežinai pabaigos. Šau. O dabar kitas variantas, sakykime, dabar yra, kaip valdiškos įstaigos reikalauja perteklinį informaciją. Sakykime, dabar irgi yra ruošiamas buvo projektų pateikimas ir netgi į projektą teikiant, dar tik projektiniai stadijai reikalaus darbo sutarčių darbuotojų. Su visom išmokom, kiek ką sutaręs, bankinės tos sąskaitos, visi kontaktai, ar jie gali reikalauti? Reikalauti gali. Bet jeigu aš pasiūsiu ant 2 raidžių... Nesiūs, paprasčiau daryk, žiūrėk. Tu galės dalintis informaciją, kurios duomenimis tau leidžia dalintis darbuotojas visų pirma, nes tai yra jo duomenys, ne? Taip. Pameni užtušavimą? Tai yra perteklinė informacija, aš jums galiu duoti vardą, pavardę. Aš jums galiu sutarties datas duoti. Aš jums galiu iš sodros ištraukti darbuotojų sąrašą, išrašą, galiu papasakoti, kaip nukopijuoti, prisimink. Nedaryk screenshotų, negerai, kaip ekspertas. Interneto naršyklėje, kompe, atsidarai tą puslapį, kurio tau reikia, file, printi PDF. Gausi viršutinę kepurę, apatinę kepurę, kurioje bus adresas, kurioje bus data, laikas. Tada, jeigu jiem reikia, gali elektroniniu parašu pasirašyti visko. Bet tu matysi aktualų sąrašą darbuotojų, kad jis tikrai pas tave dirba, nuasmenintus duomenys darbuotojo. Pirmyn, jokių problemų. Bet man kosmosas, kaip jie reikalauja. Jie duomenų apsaugos. Man reikia tavo meilužės namų adreso ir telefono. Man reikia. Kad aš žinau, kad yra meilužė čia. Palauk, tai atrinksi, kuri ten ta geresnė. Bet supratai mintį, aš galiu norėti bet ko. Noriu, kad šiandien per konferenciją būtų papūgų. Pasiorganizuojam. Ir dar delfinų baseinė. Norėti taigi galiu. Taip, bet jie spaudžia tuo, kad jeigu aš nepateiksiu informacijos, aš negalėsiu dalyvauti konkursą. Aš paprastai tokiais atvejais sakau, ar senai sutiko teisme, ar norėtumėt, kad šitam konkursui jungčiau per teismą laikinas apsaugos priemonės? Darės.
ir ne kartą. Dabar va turiu bičiulių, kuriuos konsultuoju, kapojasi su namo administratorium. Pasikeliam administratorių registrą savivaldybės, tam namui nėra jokio priskirto, jokių sutarčių nėra, jokių nebuvę susirinkimų, nieko. O jie atstovaudami vykdo statybos darbus. Deja, bet tai. Plius aš visokius kitokius nagrinėjau. Nu, praėjusią savaitę biškį bijojau, kad man čia smarkiai nuskriaus Lietuvoje. Aš per nacionalinę televiziją ketvirtadienį pasakiau, kad išmanų skaitikliai ESO. Aha, labai gera laida buvo. Tai dabar įsivaizduokit, kad tu ant nugaros užsipaišai taip, išeiti gatvę. Tai va, tai aš labai daug žmonių atsiliepimų ir labai daug padėkų gaunu. Kad bent kažkas bando šnekėti ir sako, jūsų situacija tokia pat, kažkas tą turi daryti. Jeigu tai yra perteklinė informacija, prašau sumažinti informacijos kiekį. Pavyzdys su viešais pirkimais. Aš esu dalyvavęs ne vienam teisme kaip ekspertas, tame tarpe nuo valstybės, kai tu sakai, žiūrėkit, man reikia tokio produkto, ateina tiekėjas, sako, žiūrėk, aš turiu tokį pat, tik tai žalios spalvos, biški didesnį ir maždaug saulėlydį rodo. Kam? Ašgi ne to prašiau. Nu, ne to prašy, bet aš turiu. Ir į teismą ateina. Laimim, viskas gerai, bet tai yra vėlgi laikas ir visa kita. Jūsų situacija ta pati. Miela komisija, miela techninės užduoties sustatytoja arba reikalavimo rašytoja. Jūs prašot perteklinės informacijos. Prašau sumažinti informacijos kiekį, mes visą informaciją pateiksim. Norit padarysim nuorašą iš darbo sutarties, kuriame pateiksim tą informaciją, kuri jums reikalinga. Norit padarysim skanuotą kopiją, nerodant asmeninių duomenų. Nes kitą kartą Marius supyks ir paviešins jūsų žmonos atlyginimą ir keliose darbovietėse dirba. At jokas buvo, 90-ais aš taip ir darydavau. Palydi mergaitę po diskotekos namo, telefonas dar laidinis, mobilių nebuvo. Škatau kažkur iš rūmų lėdėdavau, dar kažkas. Atsisveikindamas po diskotekos, po šokių, tai ką aš tau rytoj paskambinsiu. Žiūrėjau, tik aš tau numerį dėl palikau. Nereikia. Šitas skambini, mama pakelia ragelį, pakviečia dukrą, pasišneki. Tai mano išposai būdavo tokie, kad jau pasitikrinęs, kas mergaitė, kas tėvai, seneliai. Žiūrėk, o tėtis dar automobilių prekybą užsima? Na, tai linkėjimus per daug, viskas gerai. Žiūrėk, ir su močiutė, kai šnekėsi, močiutė pasakyk, kad jinai gauna mažesnę algą negu jos kolegės tuose pačiuose pareigose. Tegu eina pas valdžią algos, paprašo didesnį. Aš tas duomenys turėjau. Tai vat lygiai ta pati situacija kaip ir pas jūs. Yra priverstiniai duomenys, kuriuos jūs verčia duoti, bet jie yra pertekliniai. Tai čia savęs nesukčiai, o biurokratija. Tikiu. Tvarkomės, prašau. Perkant iš tų visų kinietiškų parduotuvių, ar galima save kaip nors apsaugoti nuo automatinių nurašymų? Aš čia pašnekėjau prieš kaip tik 3 dienas apie tą temą. Tai rekomenduoja naudoti Revolutą kaip... Teisingai. Tokia kortelė, kuri prisiskaitos... Vienkartinė. Vienkartinė. Yra 2 paslaugos. Viena paslauga yra virtuali kortelė, kita paslauga yra vienkartinė kortelė. Vienam pirkimui laikina kortelė. Įvedė viską. Nupirkai, jie daugiau nenusirašys. Arba dar geriau yra tą Revolutą pririšti prie PayPal. PayPal labai gerai konkuruoja. Taip, bet tokios svetainės kaip Temu ne visą laiką PayPal'o turi. Čia bėda. Aš PayPal'o nemėgstu kaip pardavėjas. Nepatikėsi. PayPal'as paprastai yra pirkėjo pusėje. Nepriklauso nuo to teisus, tu neteisus kaip pardavėjas. Išsiunčiau prekę, klientas gavo viską ir praeina mėnuo 2-3. Sako, gavau prekį, viskas labai gerai, bet grąžink pinigus, nes man jos kokybė nepatinka. Tu viską išsiunti originalų daiktą. Tai būna. Grąžina PayPal'as tiesiogiai, tavęs net neklausdama. Užveda bylą ir važiuoja. Paprastai, kai pašneka apie korteles ir visą kitą, aš biškis bitkus padarau. Mes visi įpratę esam matyti korteles, bankinės. Plastiką. Aš su vyresniais žmonėms pasakoju šiek tiek apie save. Atsimenat, Covidas buvo, čia pasakoju, kad mus visus čia sučipuos, visą kitą. Atsimenat? Norit parodyti čipą? Norit? Aš paprastai tai darau prie kavos, bet tebūnie. Aš turiu čipą.
aš turiu rankoje čipą, tokio dydžio, kuris yra bankinė kortelė. Prieš metus laiko sakydavau, kad vienintelis, dabar nežinau, gal yra daugiau kas nors. Aš realiai turiu čipą ir įsiūtą į ranką, tam, kad galėčiau atsiskaitinėti. Labai įdomiai širpinu kartais kasininkė parduotuvėse. Ką padarėjai? Rimtai, pas mane yra čipas rankai, tai va eisim prie kavos, galėsiu leis pačiupinėti. Aš technologas, aš inovatorius, aš naudoju ir kuriu naujus produktus. Šito produkto pas Visa nėra, jis pagal idėją yra nelegalus. Bet jis veikiantis. Nieko. Žiūrėkit, tas pats yra kaip su šuniukais katytėm. Kai mes turim čipą, kuris yra skirtas tam, kad šunį atrastum, jeigu jisai pasimestų, ne? Aš turiu tokį pat čipą, tik tai didesnį 3 kartus, nes man reikėjo didesnių antenų, kad jis daugiau energijos gautų, rimčiau veiktų. Tai man sako, ne, taip nedaryk, čia velnio tas anas. Tai mano čipas yra tam, kad aš galėčiau atsiskaityti. Paskutinį klausimą. Taip. Ir užbėgsiu. Jūs atsiliepėt, žinutę, jeigu pakviesti į kokius ten mokymus, ar nepriimate? Kolegė sugebėjo. Aš ne visada atsiliepiu į skambučius. Neskaitau elektroninio pašto, bet mane galima rasti Facebook'e, parašyti žinutę, mane galima rasti LinkedIn'e, parašyti žinutę. Dažniausiai atsakysiu. Negaliu, pasakysiu, kad negaliu. Taip. Nieko, viskas tvarkai, aš dėlioju kitų metų grafiką. Ne, rimtai, žinokit, kai kurie mėnesiai po kelius mokymus jau turi. Taip. Ar tiesa, kad perkant internetu geriau neįsisaugoti duomenų mokėjimo? Taip. Matot, pagrindinė problema su išsisaugojimu yra tokia, kad jūs nežinote, kada bus nulaužtas tas mokėjimo operatorius. O jis bus nulaužtas. Aš turiu tokį posakį, kad visi serveriai vieną dieną bus nulaužti. Visiškai visi. Nepriklausomai nuo to, kiek tu saugosi. Jis nebent išjungtas, nuo interneto atjungtas, jis tuo metu yra pats saugiausias. Visais kitais atvejais jie bus išlaužti. Ir yra klausimas, kada technologijos ir tų žmonių, kurie visą tai kūrė, kurie administruoja, klaidos leis jį išlaužti. Pavieniais atvejais tai gali būti net neišlaužimas. Serveris sukurtas, puslapis padarytas, įmonė, kuri programavo, padarė to puslapio kopiją prieš pat gaminant, pasidėjo kažkur pas save. Ir per kažkiek laiko tai pasitapo viešai prieinama. Hakeriai pasiėmė kopiją, atsidarė, prisijungė prie įmonės, pavyzdžiui, banko. Tada padėjo puslapį, kurį panašu elektroninės bankininkystės. Jūs prisijungėt, įvedėt loginą, slaptažodį. Hakeris iškart jį gavo, paprašė dar pasiautorizuoti ir persivedė į savo asmeninę sąskaitą iš įmonės 2 kart po 20 000. Gavo lygtinai. Tikras atvejis, lietuviškas. DNB bankas. Tiesa, 10 metų atgal, turbūt 8. Taip? Ar įmanoma atpažinti netikrą puslapį, netikrą paskyrą? Jums kaip paprastam vartotojui ne. Man kaip ekspertui 80% taip iškart, dar 20% būna sudėtingi atvejai. Nes jeigu gerai slėpsies... Nėra ten jokio taškelio? Nėra. Žiūrėkit, nuimkim pavyzdį. Mes kalbėkim ne apie pasižaidimą, ne apie kokį 10 000 eurų uždirbtų, ne, kaip hakerių. Imkim rimtą atvejį, kai hakeriai daro ten šifruotus duomenys taip toliau, kurių pelnai į mėnesį nuo 2 milijonų iki grubiai 10 milijonų į mėnesį. Tai yra grupuoti iš keliasdešimt žmonių, kai tu turi visus resursus ir turi labai didelius pinigus, tu gali kurti produktus, kurie yra identiški, kartais net geresni. Pamenat, sukūrė įmonės puslapį, nors įmonė tokio neturėjo. Tai daro. Tai daro ir tai dažnai daro. Kai kurie iš jūsų turbūt esat matę pašto tarnybų visokius puslapiukus veikiančius. Atsimkit savo siuntą, įveskit tą, įveskit aną. Arba ten, labą dieną, mes norėtumėm pirkti jūsų seną vežimėlį. Mums kaina tinka, kokybė tinka, darbiški pasiklausinėja. Žiūrėkite, aš pas jūs į namus atsiųsiu kurjerį. Aš kurjerį jau sumokėjau pinigus, jis atvažiuos, paims vežimėlį.
ir sumokėsim pinigus grinais arba ten kortelę pervest. Visi įsivaizduoja, kad taikinys yra vis dėlto prekė. Ne. Taikinys yra jūsų asmeniniai duomenys. Jums paprašo užpildyti formą. Vardas, pavardė, adresas, iš kur siuntą paimti, prekės pavadinimas būna įvestas, suma įvesta, atrodo tikras daiktas. Dizainas kokio nors DPD, kurjerių tarnybos, UPS, Lietuvos paštą. Po to ko prašo? Po to prašo jūsų asmens duomenų ir jūsų bankinių duomenų. Vienu atveju įveskit kreditinės kortelės duomenys, kur mes jums pervesim už vežimėlį pinigėlius ir tuščia sąskaita. Kitu atveju sako, žiūrėkit, mes turim įstikinti, kad jūs esat jūs ir šita ta sąskaita yra tikrai jūsų. Jūs įvedat savo bankinį pasijungimą ir prisijungiat prie banko. Taip atrodo, kad į banko. Labai panašu. Pabaiga ta pati. Tai vienu atveju perima sąskaitą. Pamenat, kaip pasakojau, klonavimas Smart ID. Kas įdomiausia. Aš kažkaip galvojau, kad jie dar ilgai prie šito kapstysis ir nepadarys. O kaip su mobiliaisiais parašais? Nors kiek saugus ar nesaugus? Mobilus parašas yra saugus tol, kol aš čia noriu su manim pasidalinti telefoną. Niekas nebenori. Aš labai mėgstu atsiliepinėti tokius. Ypač didelė auditorija. Kinoteatre. Alio! Ant 200 žmonių. Tai va, juokais, bet mobilus parašas yra saugus tol, kol telefonas yra jūsų kišenė. Jeigu jūs telefoną pamesit ir jūsų mobilų ateis užklausa mobiliam parašui, dažniausiai ekrano užrakinimas nepadeda. Išmeta ant viršaus. Ir daugiau tokių dalykų turim. Mes irgi kartais tas pačias bankinės naujas sistemas testuojam. Bankas, mes padarėm naują mūsų bankinės aplikacijos versiją. Dabar kaip tik išeis, bijau suvėluoti. Pareksas buvo. Latvijų bankas. Išeis aplikacija. Tai vienas iš mano testavimo būdų, kai reikia pavedimo daryti kažkam, rašyti sumą su minusu. Minus 100 eurų. Jeigu bankinė sistema tvarkingai neveikia, tai ir tavo sąskaitoje lieka pinigai ir tenai nueina. O kai kuriais atvejais minus reiškia plius, tai yra tavo sąskaitoje plius 100. Tai va čia iš mūsų programuotojų juokeliai. Ar gyvi dar nors kiek? Labai gyvi. Aš neatsimenu, žinokite, kokio laiko susitariu, kiek mes šiandien sėdėsim. Išdėpykit. Pažiūrėsim. 8. Pašnekam. Tada darom taip. 3 paskutiniai klausimai. Klausim. Klausimas labai platus. Tai jeigu tu pats kuri kažkokį turinį, naudodamas dirbtinį intelektą, bet dirbtiniam intelektui sumaitini kažkokius atsitiktinius duomenys, valstybės paslačių nekopijuoji, tai galima sakyti, kad saugu. Bet jeigu tu pasimsi, pavyzdžiui, imk šitą lentelę darbuotojų atlyginimų Panevėžio savivaldybės ir išrūšiuok pagal darbuotojų amžių, pagal išdirbtą stažą, pagal atlyginimų dydį ir panašiai. Ir paruošk ataskaitą, kurie darbuotojai yra patys produktyviausi, kurių algos yra perteklinės ir toliau. Spratai, tokį burtą. Tu paimi Excelį neaiškių duomenų, jam sušėrė ir jis apsimokino. Ir duomenys pasiliko. Tai va, čia neskanu, ne? Paimam pačio geriausio politiko Panevėžyje nuotrauką ir sukuriam šaržą. Įdedam dabar į Facebooką su kažkokiais komentarais ir tai padarom iki penktadienio vidurnakčio, kol reklaminė, ne šeštadienio vidurnakčio, kol reklaminė leidžiama. Viskas žemyn, negražu, bet fainai. Dabar, o jeigu mes paimsim to politiko balsą, kokias 2 minutės ir vaizdą ir padarysim kokį nors video su dirbtiniu intelektu. Čia kaip buvo su Zelenskiu. Rimtuose rinkimuose tai būna praktiškai kiekvieną dieną. Čia pas mus kol kas nerimtai dirba visi.
Mes norėjom per šitos rinkimus pajakauti, žinai, padaryti mokamąją medžiagą vyriausiai rinkimų komisijai, parodyti kas kaip, bet, na, paskui, sakom, nerimta. Supras. Oi, supras. Žinok, visiškai dzin, teisybę pasakys. Šaržuoti galiu bet ką, nuomonė reiškia savo priemonėm galiu bet ką. Klausimas, ar dėsi ten kažkokį užrašą ir dar dėsi tiesiog pajakausi, ar darysi įžeidžiančius dalykus. Nedaryk įžeidžiančių, neširpink žmonių. Bet šokantis politikai, toks daiktas. Lambada. Ar dar ką nors linksmesnio. Berniukas, mergaitė, berniukas, mergaitė, 2 berniukai. 2 mergaitės. Jokas jokais, bet žinokit, visą tai įmanomas dirbtinio intelekto. Beje, aš mokymus taip pat dirbtinio intelekto turinio kūrimo įrankių taip pat darau. Tai mes paprastai pasakas pasakam. Norit pamatyti, kaip dirbtinis intelektas dirba? Norit? Noriu. 5 minutės, gerai? Aš šiek tiek atjungiu trumpai, persijungsiu į kitą ekraną. Tai pamatysit, kaip yra kūriamas turinys. Nustebsit labai smarkiai. Pasaką apie Panevėžį rašysim ar apie ką? Kas įdomiau? Panevėžys tinka? Žiūrėkit, aš paprastai per mokymus darau taip. Turėtų jums tai patikti. Mes susigalvojam temą. Kaip pavyzdys mano su kūrybinė industrijų žmonėm. Aš kuriu turinį, kuris yra susijęs su miestu, su turizmu. Ir sakai, reikia mums sukurti kokią nors pasaką apie Panevėžį, kuri leistų pritraukti turistus. Logiška. Įdomu turėtų būti, ne? Tam, kad tokį turinį kurti, čia yra standartinis įrankis ChatGPT, toks biški piktesnis, mokamas, kuris leidžia generuoti kažkokį tekstą. Manęs kartais ateina žmonės, susirašinėja, sako, aš tam noriu pabendrauti, bet tu pavargęs, esi tingi kažką rašyti. Ir nesugalvoju net temos apie ką. Tai aš tokiais atvejais rašau pasakojimus apie ką nors. Dirbtinį intelektą aš naudoju tik kaip įrankį, nes aš tinginys, žinau. Lietuvių kalba neypatingai mano gera buvo, dirbtinis intelektas mažiau klaidų daro. Aš tiesiog kuriu. Ką mes turim išlankyti nuo vietų Panevėžy? Senvagė? Kas dar pasidomesnė? Skaistakalnis. Man Skaistakalnis kažkodėl asocijuojasi su žodžiu Jasna Gorka. 90-ųjų pradžioje aš ten buvau pas karininkus. Aš buvau OTK skyriuje ir esu sėdėjęs karinėse lėktuvuose. Aš mažas buvau. Nepilnametis. Mane jie priėmė. Mūsų klasė Panevėžys 9. Laimėjo miesto... Pagalvoju, kaip dabar tas žaidimas vadinasi. Rankinis, nerankinis. Kvadrato varžybos. Miesto buvom pirmi ir mums sako, jum kaip prizas važiuosite pajuostę. Nuvažiavome pajuostę, mūsų įsadino į transporto lėktuvus. Čia kalba eina apie 88, dar tarybiniai visi reikalai. Mes lėktuvose pasivaikščiojom, mūsų naikintuvus pasadino ir Skaistakalnyje aš esu buvęs kokybės skyriuje, kai jie inspektavo lėktuvus, kurie buvo iš Kalnų Karabacho atskrydę čia Lietuvoje, pakeičiamos ir remontuojamos detalės. Gerai, tebūnie tai bus Skaistakalnis. Kas Skaistakalnį gero turit? Parkas išgirdau. Kas ten gražaus? O kas yra Pragiedruliai? Žiūrėkit, aš Panevėžy nebuvęs 25 metus, aš naujas turistas, žalias. Papasakokit trumpai. Nieko nesako. Čerkesų sodyba. Stiklo galerija. Ok. Piešiniai viduje. Traukos centras. Traukos centras. Renginiai. Norit rimčiau? Jeigu mes sugalvosim pastatyti kokių nors keistų skulptūrų, gražių. Aš aišku kosmonautas, aš ten pradedu pasakoti apie fantastikas visokias. Žvaigždžių karus ir panašiai. Sakau, kodėl negalim pastatyti keletą skulptūrų, kad užsieniečiai pas mus važiuotų? Galim. Kas sėdė? Kodėl ne? Kodėl ne? Tai žiūrėk, tai gal pabandom parašyti kokią nors istoriją apie žvaigždžių karus ir kaip jie susiję su Panevėžiu. Tinka? Tai pabandom. Taip, to aš visokius kalbas įsijungsiu. Tam, kad dirbtiniam intelektui suprasti, ką rašyti ir nuo ko rašyti, aš paprastai prisistatau. Šiuo atveju aš esu Panevėžio meras,
Panevėžio. Man reikia pagražinti. Kartais su lietuviškom klaidom rašau. Jis viską supranta. Tai miesto Skaistakalnio. Kino serialo Žvaigždžių karai. Skulptūros. Skaitau, ką prašiau. Aš esu Panevėžio miesto meras, prisistačiau save. Man reikia pagražinti miesto Skaistakalnio parką, ten pastatant kino serialo Žvaigždžių karai skulptūras ir sukurti legendą, kaip jos atsirado. Toliau duodu jam užduotį. Padėk man išrinkti pačius žymiausius personažus. Aprašyk juos. Ir sukurk pasakojimą. Legendą. Personažus tam, kad biškį palimituot, gal duodam kiek? 10 personažų, ne? Kaip pavyzdys. Kad, nes jis čia pradės mums kurti, kiek reikia, nereikia. 10 personažų, skulptūros, aprašyk juos ir sukurk pasakojimą, legendą. Kokia apimtis? 3 puslapiai užteks? Dabar 100 žodžių, bet užtai. Greit. Greit. Sekundė, reikia. Prieš tą. Sekundės gal neužteks, bet greitai. Pradinė versija nemokama. Duoda dabar 4.0, bet yra limits, kiek kartų galiu užduoti. Jeigu nori be limito. Aš mokamą čia paleidęs. Bet žinokit, čia aš jums rodo tik vieną įrankį. Įrankių, kurie kūrė iliustracijas, kurie kūrė... Man tai piešimui fantazijos neužtenka. Ir ten šiaip neblogai skaityti. Kažkodėl sustrigo. Bet panašu, kad čia jau grafiką paleido. Kad... Prasidėjo. Atsiprašau, Mario, kokiai laidoj jūs dalyvavot? Kada? Praeitą ketvirtadienį. Praeitą ketvirtadienį Lietuva girdi 19:30. Ten prime time'as, viskas gerai. Aš tiesiog galvoju gal apie šiandien. Šiandien. Paskutinį kartą vakar filmavausi. Šiandien nespėjau. Jisai pasakoja dabar apie tas kultūras, kurias jisai siūlo statyti ir kurios yra populiarios. Ir pradeda generuoti legendą. Jūs nematėt, kokius aš pasakojimus kuriu. Sakau, Mario, kiek galima skaityti? Trumpesnius daryk. Sunku skaityti. Aš tai pristabdysiu. Kai reiks perverst, pasakyk. Aš kiekvienai, kai filmo pradžioje kartas ir daly Panevėžį. Tai... Čia kaip tas kinas prasideda. Man įdomiausia būna tai, kad kai tokius daiktus darai su kai kuriom bendruomenėm, jis sako, ką mes tai darom? Žiūrėk, jūs nesupratot. O norit padarom? Kaip? Sakau, norit, aš padarysiu taip, kad šitą mūsų sugalvotą daiktą mes realizuosim. Neįmanom, kaip neįmanom. Ko trūksta? Noro, paskatinimo. Jūs sakykite, kad versite kitą puslapį, aš jau...
Jos suaktyvuoja. Ir ten galutinis gaunasi taip, kad nueini iš verslininkų, pasiimi pinigų ir minimum vieną statulą tikrai pastatai. O tada sako, o kodėl tik vieną? Jo, sąrašiukas yra pirmą ir pastatėm, dar 9. Vėl išsiunti baisą Lietuvą, žiūrėjau, bet Kristų panelį padūrė, sėdės kultūrį. Žinok, tu nematai, ką man trakiečiai. Su iliustracijom, su viskuom, trakai, tunelių ir kanalo miestas, su visais dalykais. Tuneliai sujungti su Vilnium. Bet kiek palengvins, aš ten sukčiai kažkokį tekstą, e-mailas generavo. Jeigu jis turi jūsų duomenis, Aš esu pardavęs pastatą, kai sugeneravo man verslo pasiūlymą per 5 minutės, naudodami dirbtinį intelektą, savi. Ir pardaviau. Sandoris per 2 valandas pardaviau už kelius šimtus tūkstančių. Čia realūs dalykai, kai žmonės naudoja įrankius ir žino, kaip tai įdomu. Gal ką nors įvėliam, ne? Nieko.